Prisimink paskutinį kartą, kai pasidalinai kažko labai jautriu, o žmogus kitoje pusėje paprasčiausiai klausėsi. Negelbėjo tavęs, nesiūlė sprendimų ir nepertraukė tavęs su jokia savo istorija. Daugeliui moterų tokį momentą prisiminti būna sunku. Kodėl? Nes mes instinktyviai bandom padėti. Mums yra nepatogu matyti kito skausmą, todėl mes iškart puolam jį tvarkyti. Bet štai giluminė tiesa. Kas kart, kai tu bandai pataisyti kito žmogaus emociją, tu iš tikrųjų atimi iš jo galimybę būti iki galo išgirstam ir pačiam surasti sprendimą. Kai moterų rate įvedu taisyklę tik klausyk ir nieko nesakyk, žinau, kad tai gali kelti diskomfortą. Klausant kito žmogaus skausmo, rankos nori kažką daryti, protas nori gelbėti. Taip kad šiandieną, rytoj, kai draugė tau pasakos apie savo sunkią dieną, prikask liežuvį. Neduok jokio patarimo. Tiesiog pasakyk, aš tave girdžiu. Supratimas, kad tavo istorija turi teisę egzistuoti be jokio sprendimo, yra labiausiai išlaisvinantis dalykas pasaulyje.